Sveiki visi. Šiandien mes jungiamės jau iš mūsų Flame namų, iš vietos, kuri ir yra turbūt kaltininkė šito laivo, kur vyksta visi gražus dalykai, kur pildosi svajonės. Tai praėjusį kartą turėjome mūsų laivą labiau asmeninę temą iš mano namų, o šiandien mes su Lolita esam čia, kur tikrai praleidžiam kasdien labai daug laiko. Ir šiandien mūsų laivas labai tikrai įdomią temą apima, tai tikim, kad bus labai įdomu. Laivas yra skirtas naujokam, konkrečiai apie visas baimės, dvejonės, visus kylančius klausimus, neaiškumus tiek dėl aprangos, tiek dėl stulpų, tiek dėl pačio sporto. Ir šiandien turbūt Lolita daugiau kalbės, nes bus tikrai daug tų jau techninių dalykų, tai aš darau įžangą. Ir mes esam numatę aptarti tokias 3 kategorijas. Tai bandysim spėti labai konkrečiai valandą, bet žiūrėsim, kaip mums seksis ir tiesiog, jeigu nespėsim, labai aiškiai pratęsim kitą kartą. Tai pirma kategorija bus apskritai tokie dalykai. Niekad nebandžiau, nežinau, ko tikėtis, kas manęs laukia, kaip atrodys pirma pamoka. Tada per antrą dalį jau lysim giliau šiek tiek. Baimės, mitai, stereotipai apie pole dance'ą. Tai mes tikrai labai daug jų prisiklausom ir pasidalinsim ir atsakysim. Ir trečia kategorija, tada jau techniniai dalykai, šiek tiek papasakosim apie salę, apie aprangą, batai, ne batai, kodėl reikia šortų ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai nieko nelaukiam, galim ir pradėti. Tai mes kaip ir gavome taip pat dar tą standartinį tokį patvirtinantį klausimą, kur visą laiką žmonės, bent jau dažniausiai turbūt taip pagalvoja. Ir tikiu, kad jūs taipogi esat taip pamastę, ar galima prisijungti, jeigu visiškai neturiu nei pole dance'o, nei šokio patirties. Ir vienareikšmiškai atsakymas yra taip. Tikrai galima prisijungti, jūs neturit turėti jokios iš viso patirties. Viskas, ką jūs turėsit, tai te bus didelis privalumas ir galimai padės kažką padaryti greičiau, būsit stipresni, lankstesni, lengviau pagausit choreografijas, bet tikrai pačiam pole dance'ui ruoštis nereikia. Dažnai žmonės galvoja, čia gal prie mitų tu esi pažymėjus, kad reikia prieš ateinant į pole dance'ą kažką dar, eisiu į salę, sustiprinsiu rankas. Tikrai to nedarykit ir nelaukit, nes jūs ten ilgai stiprinsit tas savo rankas ir atėję čia vis tiek nebūtinai turėsit tą rezultatą, ko norit. Nes šiaip kiekvienas sportas apskritai yra skirtingas, vis tiek ir turi tam tikrus specifinius dalykus, o pole dance'as ypač, nes tokio atitikmens salėje, kad jūs nueitumėte į salę ir galėtumėte kažkokius pratimus daryti, kurie paskui jums duotų tą tiesioginę naudą. Ant stulpo reikia tą žinoti ir tai ateina po šiek tiek laiko, kada mes užsiemam jau pačių pole dance'ų, pole sportų ir po to pradedam tiesiog tarsi gerinti kažkokius įgūdžius ir pajungiam, kaip pavyzdys, ten salė, jėgos treniruotės ar kažką. Tai dažniausiai vyksta šiek tiek kitokia seka. Tai jums tikrai nereikia laukti, nereikia bijoti ir nereikia galvoti, kad jeigu jūs neturit kažkokios patirties, kad negalite ateiti, jūs atėję į pole dance'o treniruotės, iš tikrųjų išmoksit absoliučiai viską, ko jums reikia. Super. Gerai, važiuojam toliau. Niekad nebandžiau, ką daryti. Tai reiškia, kaip tą pirmą kartą ateiti. Tai yra iš tikro 2 keliai. Pirmas variantas yra ateiti iš pradžių į bandomąją pamoką. Kitas variantas yra iš karto įsigyti narystę. Mes anksčiau labai daug tų bandomųjų pamokų darydavom ir tikrai pakankamai dažnai organizuodavom. Praktika visgi parodė, kad viena bandomoji pamoka, jinai neatneša tiek tos naudos ir aiškumo. Ir dabar mes gal labiau tokią nešam žinutę, kad visa jūsų intro programa yra jūsų bandomoji pamoka. Ir po intro programos, po tų pirmų 8 kartų, jums jau yra aiškiau, ar tai jūsų sportas, ar tai ne jūsų sportas. Dažniausiai būna, kad be abejonių lieka ir atranda tą savo sportą, bet tikrai patikinam, kad vienos pamokos visgi yra labiau per maža. Tai keliai 2 pasikartosiu, registruotis į bandomąją pamoką. Nuolat tai galima padaryti mūsų rytinėse Early Birds pamokose. Jos vyksta kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:30 ryte. Ten mes turim miksuoto lygio žmonės ir jūs tiesiog bet kada galite ateiti į tą rytinį laiką ir tenai paturėti tą bandomą pamoką, suprasti, pasičiupinėti, pažiūrėti, kaip atrodo ta treniruotė. O jeigu turime kažkokių laisvų vietų intro kursų laikais vykstančiais, tai tuomet galima tenai. Bet
tikslas dažniausiai yra toks, kad ten yra pilna ir tiesiog jūs, jeigu jau mes turim tą grupę suformuotą, ten tiesiog negalėsim pasiūlyti vietos jum ateiti. Tai patarimas būtų, be bandomosios pamokos tiesiai registruojatės į intro programą 8 kartai ir per juos tikrai jau pasibandote. Taip, faktas. Dabar iš techninės pusės tikiu, kad šiek tiek būna baisu, kai nežinot, kas jūsų laukia tą valandą čia atėjus. Tai noriu šiek tiek gal papasakoti, kaip atrodo apskritai treniruotės struktūra. Ar tai choreografinė, ar tai sportinė, jinai daugmaž vis tiek turi tą pačią bazę. Mes iš valandos laiko maždaug 10-15 minučių skiriam apšilimui. Dažniausiai su pradedančiųjų grupėmis ir truputėlį daugiau laiko, gali būti ir 20 minučių, priklausomai nuo to, ką veiksime, kokia grupė ir kiek to apšilimo reikia, tai jau čia treneris padėlios ir individualiai. Tuomet kažkiek laiko yra skiriama tokiems kaip tas conditioning vadinamas, ar ne? Kiekvienas sportas turi tą savo bazę, tos bazinius pratimus, tai pole dance'as taipogi juos turi, tai yra tam tikri pratimai, kurie padeda ugdyti jėgą, kurie padeda ugdyti rankų tą geresnį gripo paėmimą, kad jūs paskui mažiau slystumėt arba mokėtumėt tam tikrais būdais pasikabinti. Tai tokie labiau kažkokie jėgos, paruošiamieji pratimai, dar kai kuriuose sportuose tai būna vadinama kaip įgūdžių lavinimo, kažkokia tai kategorija, tie skillsai dar jeigu angliškai. Tai tada turim tą gabaliuką tokiems paruošiamiesiams dalykams dažniausiai. Na ir paskui likusi treniruotės dalis, tai priklausomai kaip išsidėlioja tos dienos numatytas planas, gali būti apie pusvalandį, kartais daugiau, kartais kaip tik gali būti mažiau, gali jums treneris duoti ir didesnį tą paruošiamą dalį, jeigu reikia. Jau toliau keliausit į tą jau vadinamą tokį tikrai pole dance'ą. Tai tenais pradedančiųjų kursą, ką mes mokintumėmės iš pat pradžių, tai visokie sukiniai, apėjimai, pasisukimai vienokie kitokie, uždėjus vieną koją, nuėmus kitą koją, pasėdėjimai, kažkokios gražesnės pasėdėjimo figūros, būtinai lipimas, pirmieji bandymai palipti, bet tokie kažkokie triukai, kas liečia buvimą ne žemyn galva. Daugiau, mažiau visą laiką būsim paprastai. Mes tik tai ką Max pabandom intro kursą, tai mes pabandom pastovėti ant galvos, tai tikrai nėra taip sunku kaip atrodo, tai irgi dažniausiai pavyksta visiems. Ir pabandom po trupučiuką praktikas, kaip ateityje galima jau apsivertų žemyn galvą, kaip susidėti kojas, kaip maždaug išsimesti, bet tikrai nebijokit, taip nebus, kad jūs atėjot pirmą pamoką ir iš karto, tai dabar šok aukštyn kojom ant stulpo ir kabėk. Taip tikrai nevyksta, iki to reikia prieiti, tam reikia pasiruošti. Tai realiai tokia ta pamokos struktūra. Apšilimas, įgūdžiai, kažkokie stiprinimai, paruošiamieji pratimai, na ir paskui jau suplanuota treniruotės dalis, kur irgi įeina tam tikras pratimų skaičius, kažkokių ir apėjimų, ir atsisėdimų, ir sukinukų, ir mes juos darom. Įdomus faktas žinoti, jeigu dar nežinot, stulpai, kiekvienas profesionalus stulpas gali turėti tiek statinį, tiek besisukantį režimą. Spin static vadinasi. Tai iš principo kiekvienas ir pas mus esantis stulpas, jisai gali būti prisuktas ir tiesiog būti kaip yra nesisukti pats ir mes jį galima taipogi atsukti ir jisai sukasi, atsiranda ta dinamika, pats stulpas sukasi aplink savo ašį. Tai pradedančiųjų pamokose mes praktiškai nenaudojame spino, labai retai galima susitarti, pasibandyti, bet iš tikrųjų pradžią mes darome ant statiko, nes taip yra truputėlį lengviau iš praktinės pusės, kiek dirbom, kiek pastebėjom, nes su tuo spinu susitvarkyti trupučiuką sudėtingiau gaunasi, daugiau ir galvos sukasi ir reikia vis dėlto prisijaukinti. Yra pliusų, yra minusų. Tai pradžiai mes tikrai jūsų nestumsim labai irgi, kad ten iš karto atsisėdot, ten užsisukot tą galvą ar kažkas, kad būtų nejauku, to nebus. Tai pagrindė dirbsime ant statiko, ugdysime jėgą, pratinsime rankas, kad jos pradėtų mūsų laikyti ir va čia irgi tas, kur mano rankos silpnos, aš negaliu. Visą tai puikiausiai per tas 8 pamokas yra suformuojama ir išugdoma. Tai va taip maždaug to galite ir tikėtis per tą valandą treniruotės metu. O jeigu choreografinė pamoka? O jeigu choreografinė, tai idėja pradžiai ta pati. Realiai apšilimas, tik tai dažniausiai apšilimas ir toks daugiau būna irgi šiek tiek labiau į choreografinę pusę. Kartais būna net nenaudojam kilimėlį, duodam pavyzdžiui tiesiai prie stulpo, kad vis lavinti daugiau tą jau iššokęs plastikos perspektyvos, tempimo pratimų taipogi irgi įdedam tiek į vieną, tiek į kitą
Paskui įprastai choreografinėse tai irgi priklauso. Kartais treneris gali duoti visiškai techninę pamoką. Jūs, pavyzdžiui, visą pamoką nešoksit vieno kažkokio ilgo choreografinio junginio, o tiesiog atskirus pavienius judesius mokysitės atskirai, nes to irgi reikia išmokti atskirai tam tikrus kažkokius perėjimus, apėjimus, triukus, tą patį pulverstį kaip pavyzdys, tam, kad jį paskui įdėti į kažkokį junginuką. Ir kas kitomis pamokomis mes pradedam mokytis tokias neilgus kažkokius junginius, po to juos po truputį derinam su muzika ir įprastai tai realiai irgi apšilimas, kažkokie gali būti papildomi irgi tie įgūdžiai, kažkokie pratimai, konditioningas, ir paskui dažniausiai jau mes šokame tam tikrą junginį su tam tikra muzika, įprastai 3, 2, kartais 4 treniruotės priklausomai nuo sudėtingumo ilgio ir nuo grupės lygio. Tai realiai mokomės kažkokio tai jau tokio vientiso šokio ir labiau fokusuojamės į kažkokį tokį atidirbimą. Ir dar pabaigoje, po to, kai jau išmokstam, būna apdovanojimas. Bet čia ne intro kurse, bet išduok jau paslaptį. Apdovanojimas, jo, paskui jau filmuojam. Visi tie video, kuriuos matot, taip ir įvyksta. Iš tikrųjų, viskas, ką ištransliuojam iš pamokų, tie šokiai dažniausiai būna vis tiek kokios 2, 3 pamokos darbas, kada mes šiek tiek jau prisijaukinam tą choreografiją, išmokstam judesius, jau girdime, kaip juos įdėti muziką ir paskui specialiai susitariam, pabandom padaryti tuos gražius filmavimus, nes tikrai yra labai malonu įamžinti tą progresą, pasižiūrėti, kaip atrodo, po to patyrinėti save, vakar kaip tik su merginom šnekėjom, kad kai būna tos dienos, kai atrodo, kad nieko nepadarai arba jautiesi visiškai, taip pasakysiu paprastai, kaip šudinai, atsidarai tos video, pasižiūri, kaip buvo prieš pusę metų, prieš metus ir supranti, kiek daug patobulėjai, kiek daug nuveikia ir kaip yra gera ir tai labai motyvuoja iš tikrųjų judėti į priekį. Tai tie filmavimai, dėl to man ir pasakė, gaunasi kaip apdovanojimai, nes jie suteikia tikrai paskui labai daug tos pridėtinės vertės ir daug motyvacijos. Tai dar tik pridursiu, kad tikrai matau, kaip merginos ruošiasi, puošiasi jau tą filmavimo dieną, čia būna, kaip į vakarienį, realiai tu eini tą treniruotę, kaip į šventę, apgalvoji, ką tu rengsies ir taip toliau. Tai labai smagus momentas, tikras apdovanojimas tų 3-4 savaičių darbo, jeigu tu vaikštai kartą per savaitę. Tai sekantis toks irgi dažnas klausimas, ką gaunam, kiek žmonių, kiek dalyvių būna pamokoje. Tai labai trumpas, paprastas atsakymas. Pas mus sistema veikia taip, kad tiek intro kurso grupės mes formuojam nuo minimum 4 žmonių. Lygiai tas pats paskui yra ir jau integravusis į bendrą sistemą, kai jūs jau turit rezervacijų programėlę, tai dalyvių minimumas yra 4. Jeigu nesusirenka, pamoka yra atšaukiama, kartas jums grįžta ir tiesiog toliau jį gali panaudoti kažkur kitur. Maksimumas yra 9 žmonės, 9 dalyviai pamokoje. Jeigu tai yra choreografinė pamoka, tai tada 8, nes vienas stulpas iš karto jau skaičiuojamas yra treneriui, kuris pilnai tada šoka didžiąją pamokos dalį, rodo ir kartu su jumis. Tai pagal stulpų kiekį maksimumas yra 9 dalyviai. Jeigu tai yra privati pamoka, tai jau tada kita kalba, būnate vienas, galbūt 2. Tai sekantis kaip tik mūsų klausimas ir punktas yra apie privačias pamokas, kai Lolita tenai galės plačiau papasakoti, kuo skiriasi grupinė treniruotė nuo privačios pamokos ir kokį variantą galbūt jūsų dabartiniame etape jums labiau rekomenduotina pasirinkti. Tai vienareikšmiškai privačios pamokos pliusas tai laikas. Dažniausiai vis tiek žmonės, kas eina privačiai, tai jie renkasi ir dėl laiko galimybės, nes yra lengviau susiderinti su treneriu ir su jūsų poreikiais tą kažkokį patogesnį laiką, nes ne visą laiką grupės tuo metu yra formuojamos ir ne visada jos vyksta. Dažniausiai taip ir būna, kad privačios treniruotės vyksta visą tą kitą laiką, kada nėra tų pagrindinių grupių, ne tais pagrindiniais laikais, ten, pavyzdžiui, labiau ryte, galbūt per pietus, po pietų, dieniniai tokie laikai, kartais būna ir labai vėlyvus laikai, kas mėgsta. Tai įvairiai. Tai vienareikšmiškai pliusas tai, kad jūs galite prisiderinti savo tą laiką. Ir didžiausias skirtumas tarp privačios ir grupinės treniruotės tai, kad treneris jums atitaikys labiausiai jums tinkamą krūvį ir jums tinkamą programą. Jūs, kai ateinate į grupinę treniruotę, jūs einate tiesiog bendraja sistema. Yra kažkokia struktūra, yra dalykai, kuriuos mokomės ir mes bandom duoti
viską, ką galim duoti, kad būtų ir kažkokio spino, ir gražių figūrų, ir sporto, ir būtų kokiu nors, va, čia vieną kartą, kur įdomiau kažką labiau ten susisukti, gal labiau skauda, nes ten kažkaip reikia persilenkti, užsikabinti, o kartais ten kokį špagatą, kas labiau mėgsta lankstumą, o gal tada kitą kartą duodi kažką labiau tokio iš jėgos, kas būtų tokio tinkamo net su kokiam kelniam daryti, nes tau nereikia iš vis užsikabinti prie stulpo. Tai tu jau keliauji tą bendrąją sistemą ir tiesiog treneris parenka tam tikras progresijas, jeigu tu, pavyzdžiui, pereini po intro tiesiai į sunkesnę treniruotę, ir va iš karto yra baisu, o ką aš ten darysiu, nes šalia manęs stovės žmogus, kuris jau metus sportuoja, o aš tik tai mėnesį. Tai taip ir gaunasi, jūs darot tą pačią kombinaciją, tik tai savo lygyje. Jūs darot tos pačius pratimus, tik tai kiekvienas gauna savo sunkesnį lygį, bet principė dirbam ant to paties. O privačios pamokos metu jau treneris jūs žino, pažįsta, pamato ir derina jau viską paskui jūs. Taip pat gal yra kažkokių asmeninių norų, norit išmokti labai aiškiai vieną ar kitą triuką, labai aiškiai jums patinka, vat būtent galbūt šokti, gal labiau spinas, gal labiau statikas, gal labiau vienokie ar kitokie dalykai ir visą tai jūs galite tikslingai dirbti su treneriu, ruoštis pasirodymus, keliauti į varžybas, tik tai šokti, gerinti lankstumą, galima net ir privačiai lankstumo treniruotės vaikščioti ir lygiai taip pat, iš principo, ką tik tai jūs norit, tikslingai pasirinkti, apsitarti kartu ir treneris pagal jūs jau parenka pratimus, parenka jūsų lygiui tinkamas progresijas ir tinkamą programą, kuri ir skatina šiek tiek greitesnį tobulėjimą. Tai dar toksai palyginimas, renkantis, turėkite omeny, kad vis tiek vaikštant privačiai yra greičiau judama į priekį, taip gaunasi. Palyginus, kas eina vieną kartą į savaitę į grupę ir kas eina vieną kartą į savaitę individualiai, visą laiką individualiai jūs keliausite šiek tiek greičiau, nes tiesiog taip yra jums parenkamas labai tikslingai krūvis, visas dėmesys ir nenori, būnant individualioje pamokoje, jūs kažkaip tai visi daugiau atidirbat, nes grupiai tai vis tiek tai biškį pašneki, tai pasižiūri, kaip kitas daro, tai kelias minutės pailsi, o kada lieki vienas ant vieno su treneriu, tiesiog automatiškai gaunas, kad net nesinori ilsėtis, nes tu jautiesi atsakingas ir visą tą laiką, visą tą valandą, tikrai maksimaliai stengiasi ir tos treniruotės būna netgi šiek tiek sunkesnės. Bet vėlgi, čia sakau, parenkant pagal norus, pagal tikslus, bet dažniausiai vis dėlto, kas renkasi individualias, šiek tiek sparčiau išmoksta naujų kažkokių dalykų. Taip, aš labai pritariu dėl privačių pamokų. Yra kažkoks ir psichologinis momentas, kad tu turi tarsi tą pavadinkim dabar prievaizdų ir tikrai psichologiškai gaunasi tam tikras momentas, kad tu jau ten maksimumą atiduodi iki paskutinio ir tikrai tam tik atsikvėpavai truputį, o per grupinę, nors mažos grupelės, kai 9 žmonės, bet tu vis tiek truputį leidi savo, čia pažiūri, ką kiti daro, truputį gal ten į telefoną, gal kažką, na, kaip bebūtų, būkim atviri, vis tiek yra tos šiek tiek tokio ramesnio, lėtesnio laiko grupinės pamokos metu, tai kas jau siekia tam tų labai tikslingų rezultatų, tai tikrai vaikštom privačiai. Judam į antrą mūsų kategoriją. Labai gerai su laiku tvarkomės, tai antra kategorija yra apie visas jūsų baimės, mitus, stereotipus, kas liečia pole dance. Tai tikrai keletą jau Lolita paminėjo ir pirmoji daly natūraliai, tai mes kažkur gal pasikartosim. Tai pirmas labai dažnai girdimas, mano yra silpnos rankos ir pole dance'as dėl to kažkodėl yra ne man. Tai aš iš tikrųjų galiu papasakoti iš asmeninio pavyzdžio. Aš iki pole dance'o nelabai sportavau kažką tokio irgi labai tikslingai su rankom susijusio ir natūraliai mano tos rankos buvo irgi tikrai silpnesnės, sakykime, net silpniausia galbūt dalis. Būdavo ten kojos, aerobika, kalanetika, aš vaikščiodavau, čiuožimą dailų į kažkokį laiko tarpą lankiau. Daug tų veiklų buvo išbandyta, bet kažkaip tikrai nebuvo tokio tikslingo, fokusuoto ar ten bendro kūno fitneso salėje pasiekto. Ir aš, kai atėjau į pirmą pamoką, aš iš karto supratau, kaip mano tos rankos tikrai silpnos. Ir toks buvo labai įdomus kontrastas, kad aš turbūt viena iš paskutinių pradėjau apskritai gebėti lipti tuo stulpu. Man tikrai užtruko. Tai
aš toksai blogesnis pavyzdys ir blogesnis variantas, nes aš atsimenu, buvo kažkokių žmonių tikrai, kur jie pirmą, antrą pamoką pradeda lipti. Tai aš tiesiog dabar šiai dienai negaliu atsakyti, ar tai buvo kažkokia bloga technika, kurią aš tik tai daug vėliau gebėjau ištaisyti ir man atrodo, kad taip. Nes, lipti reikia iš tikro ne iš rankų. Išduosiu tokią labai didelę paslaptį, lipame mes ne visai iš rankų ir rankos mums tik padeda. Bet jūs ateisit ir sužinosit, kaip ten viskas iš tikro yra. Tai tiesiog labai noriu akcentuoti, kad man užtruko 2 mėnesius. Ta, ką aš matau kaip intro programai, merginos iš 1, 2, 3 karto jau tikrai lipa. Ir man kartais būdavo toks ir pavydas, ir nesupratimas, kaip čia taip gaunasi, kodėl aš savo laiku prieš daug tų metų taip ilgai užtrukau. Tai tikrai negalvokit, kad jeigu jūs nepadarot ten 5 prisitraukimų paprastam gyvenime ir savo ten sportiniai kasdienybėje, kad jūs negalite ateiti į pole dance, nes tai yra absoliučiai netiesa. Jūs ateisit, sustiprėsit ir viską jūs padarysit taip, kaip reikia. Taip, visiškai tiesa. Ir čia dar ir iš trenerių perspektyvos iš tikrųjų tie dalykai irgi ateina su metais ir žinokit, tas kaip bebūtų tas ir profesionalumas ir trenerio gebėjimas paaiškinti, tą irgi reikia užsiauginti ir renkantis tiek studiją, tiek trenerius, iš tikrųjų patirtis pakankamai svarbi ir kartais tas ir būna momentas, kad tam tikromis kalbomis mes turime gebėti paaiškinti, pasakyti, kaip tu ir sakai, tai nereiškia, kad galbūt tau negerai buvo paaiškinta, gal neprisibeldė iki tavęs tą informaciją, gal ne visai tą techniką. Ir treneriai irgi, žinokit, su metais, su laiku išmokstame, pamatome ir išmokstame greičiau išmokyti. Aš pati iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, tiek, kiek man reikėdavo laiko sudėti dalykus, pastebėti klaidas, pastebėti niuansų žmonių, kai tu pradedi 1-2 metus dirbti ir kai tu tą darai 6-7 metus, tiesiog yra nepalyginamas progresas, nes aš irgi juokiuosi, kad jeigu mane kas nors būtų taip mokę ir paaiškinę, tai aš dabar būčiau dar 2 daugiau padariusi, negu kad kol tu stovi, atrandi, aiškinėsi, žiūri ir nežinai, ir paskui tu viską išsiaiškini ir žmogus ateina ir jam per minutę parodai, pasakai esminius dalykus ir jam viskas gaunasi, tu valandą ten drožiaisi. Tu esi labai gerai pasakojus šitoj vietoj, kai tu ruošiesi treniruoti, tarkim jau aukštesnio lygio ir kažkokį pasiimi derinuką, kombinaciją ir tu tikrai nuoširdžiai ten iki 9 prakaitų laužaisi ten, nusibrozdini odą, dar kažką ir būna tikrai, aš pati paskui toj pamokoje dalyvauju ir jinai paaiškina, parodo ir visa grupė paima ir padaro ir tada Lolita, okei. Tai tokia yra kaina, bet tam mes ir turim trenerius ir branginkim trenerius, nes dėl jų, žinokit, labai mums lengviau viskas gyvenime. Taip, iš tikrųjų, tai čia tas pole dance'as irgi, toksai jūs nebijokite jo, čia nėra vien apie ten jėgą, apie stiprybę, apie... Taip, visą tai padeda vienareikšmiškai, bet yra tie labai techniniai dalykai, labai aiškus, kodėl, kaip užsulaikyti, kaip užsikabinti, kaip užsikelti, ką daryti, kaip prie to prieiti. Ir iš tikrųjų visą tą nuosekliai dėstant ir nuosekliai klausant ir darant, jūs tikrai visko galite išmokti. Tai labai paprasta. Iš tikrųjų, jeigu yra tvarkinga programa, jūs lankot, norit, aišku, darot ir viskas šiaip iš tikrųjų pasidaro. Nei vienas mūsų pole dance trenerių, o kol kas tai yra labai šviežias sportas, mes nei vienas negimėm su pole dance ir nepradėjom to daryti 3 metų, mes visi pradėjom tą daryti būdami suaugę žmonės, būdami jau tam tikrame amžiuje, su tam tikromis patirtimis ir nėra tikrai nei vieno pole dance trenerio, kuris būtų užaugęs netgi nuo iki paauglystės laiko tuo užsiimantis, nes pačiam pole dance'ui Lietuvoje yra šiek tiek gal daugiau negu 10 metų, pakankamai jaunas sportas. Tai kaip bežiūrėsi, visi treneriai mes tokie pakankamai irgi jauni. Ir dėl to ir sakau, kad visko išmokome, viską padarėm, visi priėjom prie to, tai vadinasi, ir kiekvienas iš jūsų galite absoliučiai tą patį padaryti, išmokti ir lygiai taip pat užaugti. Ir dar greičiau užaugti negu mes, nes mums reikėjo po valandas tą treniruotis, o dabar jūs atėjus galim labai greit išmokinti visko.
Tai va, sekantis mūsų mitas ir buvo apie tas stiprias rankas, aš jau atsakiau tą klausimą prieš tai, kad net tikrai nebūtina eiti į salę ir stiprinti rankų, galite ateiti tiesiai čia ir vat, lygiai taip pat jas sustiprinsit, viską padarysit, galite derinti tuos dalykus, lankyti kartu, čia tikrai tik tai pliusas ir stiprios rankos irgi yra pliusas, bet tikrai nėra privalu ir jūs tikrai, jeigu taip galvojat vis dar, kad jums nejauku ateiti čia mokytis, nes jūs, žinot, būna žmonės mąsto, man gėda ateiti pas trenerį į treniruotę, nes aš nemoku. Tai aš tada sakau, tai kam aš čia esu? Jeigu jums gėda prieš mane nepadaryti kažko, taigi aš tam ir esu, kad aš jūs išmokyčiau ir jūs tam ir einat į treniruotę, kad jūs darytumėt, nepadarytumėt ir galiausiai išmoktumėt. Tai nesigėdykit, nebijokit, tų silpnų rankų, nebijokit, kad jūs kažko jūs ir ateinat mokytis ir pasidžiaugti to progresu, daryti tikrai nereikia. Aš lygiai tokia pati buvau, aš pirmą kartą, kai ėjau į sporto salę, pirmą kartą iš vis, ten irgi gal 21, jau pas tą trenerį ir man taip drebėjo kinkos ir aš galvoju, Dieve, aš tokia liurbė, aš nieko nežinau, aš iš vis ten nei raumenų, nei suvokimo, nei nieko ir man taip gėda eit pas tą trenerį, nes ašgi tokia silpna, ašgi nieko nepadarau. Bet, logiškai mąstot, taigi juk dėl to jūs einat pas kirpėją, juk negalvojat, kad jūs esat kažkokie nenormalūs, nes nenusikirpot namuose plaukų patys. Taigi einat, kad nukirptų, arba ten pas blakstienų meistrą, kad priaugintų, tai juk nesiparini, kad mano mažas blakstienos ir man taip gėda pasieiti. Bet ką noriu pasakyti, treniruotėm irgi tas pats, neįsivarykit savo to stereotipo ar tos baimės, kad jums nesmagu čia ateiti, nes jūs nieko nepadarysit. Tai va, nepamirškit, dėl ko ir ateinat. Čia labai geras yra, kai žmonės tvarkosi prieš ateinant namų tvarkytojai. Tai man dabar prisiminiau, kad būna ir taip, ir su sportu, kai kas nori taip pat padaryti. Jo, mes turbūt vėl pasikartosim, čia tos baimės visos tikrai susijusios vienas su kita, tai va, ką turiu sekančių punktų, bijau, kad visoms viskas gausis, o man ne. Tai tikrai dažnai šitą girdim, aš pati turėjau tą dalyką, kartais iki šiol išlenda. Yra tas dalykas, kad bijo merginos, kad neapsikvailinti, nebūti ta kažkokia išskirtinė, o kas jeigu visom pavyks, o man nepavyks. Tai žinokit, stebuklų nebūna. Ir tikrai nebūna, kad 100% pavyksta vienam, o 100% visko nepavyksta kitam. Tai taip neveikia. Nes tikrai bus, kad vienus dalykus vieni padarys geriau, kitus padarys kiti, vieniem viena bus kažkuo pažįstama, kitiem kita ir atsiranda toks balansas pamokos metu, bet niekada neatsitiks taip, kad jūs būsit vienintelis žmogus grupiai, kuriam niekas nesigaus. Nebent čia jau labai toks psichologinis tada momentas, bet čia jau kitos problemos, reikia rauti su šaknim tos dalykus. Apskritai, ką noriu pabrėžti, kad pole dance lyginamės taip patys su savim. Tai yra su savim vakar, su savim prieš mėnesį, su savim prieš ateinant, prieš pradedant. Ir čia kalbu ne apie pirmus metus. Visą jūsų būsimą kelionę, visą gyvenimą lyginamės tik su savim, o nes ten, tarkim, Jozukas, Petrutė ar kažkas prieš metus ten to nepadarė, dabar padarė, o aš nepadarau to ir padarau aną. Tai tikrai labai svarbu nuo pat pradžių užsibrėžti ir rauti lauk tą lyginimąsi su kitais tiesiog iš savo kasdienybės. Bus daug lengviau. Taip, nes mes kai užsiemam tai kaip hobį, kaip sportą, kaip kažkokią meninę sporto šaką, kaip šokį galų gale. Jūs pagalvokit, kaip jūs adekvačiai galite su kažko pasilyginti. Čiagi nėra tas normatyvas, kad mes imam minutę laiko, visi darom pritupimus ir skaičiuojam, kas daugiau padarys. Mes galim taip daryti, bet pole dance'as yra visiškai ne apie tai. Ir mes net negalim dažnu atveju, jūs bandot galbūt kažkur mintise pasilyginti su kažkuo kitu, bet tai yra absoliučiai neadekvatu. Galbūt tas žmogus visai kitose dalykuose stiprus, jūs dar kitose stiprus ir apie jūs tą patį galvoja, nes jūs čia aną padarėt, o šito jisai nepadarė. Ir tiesiog pole dance'as, kur jūs galit pasilyginti, pasikonkuruoti, jeigu labai norit, tai keliaukite į varžybas ir bandykit laimėti. Tada tenais yra teisėjai, jie įvertina ir ten kažkas laimi prizinę vietą, kažkas laimi kažkokią kitą vietą ir tada jūs galite lygintis jau su kitais, kas geriau surinks daugiau taškų pagal tam tikrą kriterijų. Bet pamokose lankant savo malonumui, tai jokio lyginimuose net ir negali būti, nes
Tiesiog tai yra visiškai, net nėra tų apibrėžtų rėmų, pagal ką jūs galėtumėt tą daryti ir tai būtų žiauriai kvaila taip daryti ir save šitoj vietoj bandyti įsprausti į kažkokį tai pasilyginimą. Mes visi su skirtingu bagažu ateinam, su skirtingom patirtim, su skirtingu kūnu, fiziologija ir tiesiog labai sunku tos dalykus kažkokius lyginti, nes ir psichologiškai. Vieniem viena patinka, kitiem kita. Galbūt vienas triukas yra vieno siekiamybė, o kitam žmogui tai visiškai neįdomu. Ar ten apie tą patį lankstumą, vieni nukrypsta į lankstumą, kiti pakrypsta būtent į jėgą ir viską laikas jums parodys, tai lyginamės tik su savimi. Kitas klausimas apie labiau šokio pamokas. Bijau, kad šokis ne man, neatsimenu judesių, esu labai neplastiška. Tai čia žinokit irgi tas pats. Atsakymas būtų, kad viską galima išmokti eigoje. Tikrai viską išlavinti. Įsiminimas choreografijų tai yra lavinamas dalykas. Nėra taip, kad vieni žmonės gimsta ir jie atsimena, kiti žmonės gimsta ir jie niekaip negeba įsiminti šokio judesių ir susidėti choreografijos. Tikrai galima atidirbti ir padaryti net patys negabiausi mokiniai, pavadinkim taip, kur visai nemoka nei šokti, nei lankstumo neturi, nei neprisimena, vis tiek, jeigu nori yra pastatę ir pasirodymus ir ir pašokę ten savo artimiem žmonėm, visokių siurprizų yra padarę. Tikrai, kur žmonės dėl įvairių tų kažkokių idėjų tą daro ir išmoksta. Kai jūs lankote treniruotės choreografinės per laiką, kuo daugiau lankot, tuo lengviau pradėsite įsiminti judesius. Viena iš priežasčių yra tai, kad kartojasi tam tikri judesiai, jūs priprantat prie trenerio, prie jo braižo, pas jūs atsiranda ta tokia choreografinė atmintis, jūs tos judesius tarsi kraunat į kažkokius stalčiukus ir po to sekantį kartą, kai mes jums vėl juos duodam, jūs jau tą būna pačiupinėję ir jūs jau kūnas tiesiog atsimena, jau yra lengviau, nes jau kažkur yra daryta, jau yra tie techniniai niuansai aiškesni ir jau tokių tarsi automatų eina tie judesiai. Sunkiausia būna tikrai pačioje pradžioje, dėl to ir yra tos visos intro grupės ir tie atskiri tokie lėtesni priėjimai, atskirų judesių mokymasis tam, kad eigoje jūs kuo daugiau išmokstat po vieną judesį, tuo paskui bus jums lengviau, kai mes visą tai sudėsim į kažkokį bendrą junginį ir bus paprasčiau tą padaryti. Bet tikrai nenusibrėžkite ir nenusistumkit savęs niekada į tą kategoriją kaip neplastiškų ar negebančių išmokti. Čia yra visiškai padaromas, ištreniruojamas dalykas, tiesiog reikia daryti, lankyti, mokytis ir irgi nestresuoti ir daryti savo tempu. Tokiu atveju kartais būna taip, kad žmonės, tikrai labai sunkiai, pavyzdžiui, kaip ir sako, nespėja įsiminti judesių arba nespėja su grupe. Tarkim, netinka tempas esantis grupėje. Tai tokiu atveju iš tikrųjų vis tiek yra kelias tiesiog bandyti individualiai. Ir tada vėlgi treneris parenka tą lygį grinai jums, pagal jūsų tempą, pagal jūsų mokymosi greitį, bet lygiai taip pat galima šokti ir dviese. Irgi savotiškai fainai. Kaip ir grupėje fainai iš tikrųjų choreografijos irgi, kada yra pilna grupė ir yra ten 8-9 žmonės ir tas irgi užmotyvuoja, kada darai kartu, nes tarsi turi pasitempti. Lygiai taip pat ir dvies yra lygiai taip pat fainai ir galima ir individualiai pasidaryti tą tokią pačią emociją, tą džiaugsmą ir išmokti viską. Mes tikrai per tiek laiko, kiek jau dirbam, labai gražių pavyzdžių turim, kas atėjo ir visiškai ne prie šokio, ne prie plastikos vadinamosios, tai tikrai yra merginų, kur tokie transformacijos ir tokie lūžiai yra įvykę, kad tu žiūri, negali patikėti ir pakalbi ir labai paprastai darai ir pasidaro. Svarbiausia nepasiduoti, tai čia pacitavau labai konkretų žmogų, tai darai ir pasidaro. Tai žinokit, tikrai visiems tas pats galioja, svarbiausia nepasiduoti, jeigu aišku jūs to norite. Judam toliau. Turiu tokį vieną labai irgi emocinį dalyką. Iš mitų bijau, kad nepritapsiu. Kad to blogai jausiuos, bus ne tokia bendruomenė, tas vadinamasis vaibas kažkoks ne man ir panašiai. Aš vėlgi iš asmenės patirties galiu papasakoti, kad pas mane kažkodėl buvo labai stiprus tikėjimas, kad jau Poldense aš nueisiu ir visos ten vienmanekenės, visos susidažiusios kaip kokiam, kaip fotosesijoje ar kažkur, pas mane labai ryškus kažkodėl buvo tas toks stereotipas. Aš dėl to labai ilgą laiką dvejojau, tuo metu, kai aš ieškojau, Vilniuje buvo tik 2 vietos, kur buvo galima nueiti. Tai aš labai ilgai ieškojau, nesiryžau,
tada kažkaip jau pasiryžau, nuėjau ir ačiū Dievui, kad nuėjau, nes man taip pat subliuško per tik akimirką įėjus, žmonės kaip žmonės toj pamokoj, merginos, paprastos po darbų, po ofisų, po vaikų, po kažko ir tai tiesiog sportas, šokis, tu ateini ir nėra ten jokio ten to pompastikos ir to įsivaizdavimo ar kažkokio, kad ten vien visi tobuli gražus žmonės ir taip toliau. Tai tiesiog labai noriu nuraminti. Mūsų bendruomenė yra mažiausiai nuostabi, fantastiška. Mes matom per tuos metus, kiek dirbam, tiek irgi gražių užsimezgusių draugysčių, kur jau važiuoja kartu ir atostogauti, ir į svečius vieni pas kitus vaikšto, ir duetai, ir trio, ir kaip keturetas vadinasi, nežinau, kvadretas, žodžiu, tai būrėsi ir stato, ir šoka kartu, ir tikrai bendruomenė, jau ką gausit šalia sporto tobulėjimo, sportinio tonuso, kūno, viso šito benefito, tai dar gausit tikrai nuostabią bendruomenę ir labai tikėtina, kad ir naujų draugų netgi susirasit, tai negali būti tokio dalyko, kad nepritapsit galbūt kažkiek vienoj pamokoje, bet pritapsit kitoj, pas vieną trenerį ne taip patiks, pas kitą labiau patiks, tai tiesiog reikia nesustoti, ieškoti, galų gale netgi studijų dabar pasirinkimo Vilniuje yra sočiai, tai mes tikrai labai visada sakom, jeigu jums nepatiko kažkas, tai tikrai nereiškia, kad jums nepatiko pats poldensas, jums galbūt nepatiko aplinkybės, kuriuose jūs bandėt. Tai tikrai nepameskit po vieno karto, nepasiduokit, jeigu kažkas nepatiko, ateikit, ieškokit, išbandykit daugiau, pasižiūrėkit ir tikrai atrasit tą, kas bus jums širdžiai mieliausia. Taip. Dėl nepritapimo jūs galite, manau, nepritapti tik vienu atveju, jeigu jūs būsite tas nemalonus žmogus grupėje ir kažkoks, nežinau, ateisit su labai kažkokiu tokiu emocija, norint ten, nežinau, konkuruoti, pralenkti, pasirodyti, būti ten kažkokiu labai ten geresniu ar ten tokiu, žinot, labai išsišokti, gal nesakyčiau. Labai dažnai yra buvę keletą kartų, kad ateina tokie žmonės, kurie turi gal tų kitokių vidinių motyvų, bet jie, žinokit, nepasilieka, nes visa bendra vis tiek yra ta kažkokia atmosfera ir turbūt, kaip ir sako, ir treneris pritraukia tam tikrus žmonės, tam tikrus klientus ir taip kaip mes kuriam patį Flame'ą, kokią mes idėją transliuojam, kokias mes vertybės transliuojam, tai mes kažkaip, žinokit, tokius pačius ir žmonės turim. Taip jau yra. Tu pritrauki tam tikrą auditoriją ir mūsų tikrai, kaip Deimantė sakė, visi žmonės yra labai nuostabūs, o jeigu ir papuola tokių nelabai galbūt malonių, tai jie ir nepasilieka. Jie kažkokiu būdu pabūna, tai arba tu turi prisiderinti ir eiti paskui sistemą, arba tu tiesiog neužsilaikysi, nes pajusi, kad ne ta aplinka. Tai jeigu žodžiu, esat čia mielas, fainas ir paprastas, tai labai tiksit pas mus. Sekantis mūsų, ką aš jau irgi paminėjau, bijau, nes viskas žemyn galva nuo pirmos pamokos. Tai taip trumpai taip nebus. Galite tikėtis žemyn galva pirmųjų užsimetimų geriausių atveju po mėnesio, bet čia tikrai gan retai, nes po mėnesio, tai čia jeigu praeinat tą intro kursą greitai ir jau viskas sekasi ir jūs tikrai turit kažkokios dar šiek tiek tos patirties ir galima, bet įprastai tai yra 2-3 mėnesiai iki pirmųjų užsikabinimų ar net pabandymų, ar galbūt jau ir sėkmingesnių pakabojimų žemyn galva. Tai taip preliminariai 2-3 mėnesiai tikrai jau niekas jūsų neforsuos kaboti ir būtinai bandyti tą padaryti greičiau. Būna išimčių, tikrai esam susidūrę, kur ateina su labai stipriu kažkokiu iš praeities ir tada padaro, tai tada jau ten atskirai dirbama su tuo žmogum, stengiamasi jam padaryti, kad kuo mažiau nuobodu būtų. Arba į privačias pamokas jau tada pereina. Sunkesnė iš karto, visokių variantų. Ir paskutinis turbūt iš visų išvardintų, tai vėlgi stereotipai, kad aš jau per sena negaliu pradėti, ar čia tik tai lieknom. Šitą irgi girdim tikrai, kad aš turiu antsvorio, negaliu. Tai mitas, tiek amžius, tiek svoris, visiems yra galima pradėti poldensą. Mes labai gražių pavyzdžių turim ir tarp internete, jeigu pasižiūrėsit, kartais tos
lakūnios dar tokius dalykus išdarinėja, kad tai visiškai nereikėtų tapatinti, kad turi būti labai jau lieknas, sausas ar dar kažkaip, nes viskas yra daroma su jūsų kūno svoriu, su jūsų paties, ne su kolegos, kuris šalia stovi. Kolega su savo kūno svoriu dirba, jūs su savo kūno svoriu dirba. O dėl amžiaus, tai čia iš vis, žinot, pasaulis labai keičiasi ir tas amžius toks labai subjektyvus dalykas darosi, kur nieko mes nebegalim pagal amžių apriboti, ant kiek seniau būdavo dar kažkokių tų stereotipų ir dogmų, tai dabar viskas yra pasislinkę. Aš pati pradėjau, man buvo 30, dabar galvoju, 2016, tai 31, tai čia, sakykime, pakankamai vėlai. Tai neišgąsdino manęs tuo metu ir iš vyriausių narių, va dabar galvoju, kiek lygiai? 60, bijau net su 3, 67, ne, gal mažiau, gal 50 kažkiek. Man atrodo, Virš 50 tai tikrai. Jo, reikėtų, bet nebus 60, man atrodo, virš 50. Turim vieną tokį ekstremalų pavyzdį. Aš jau esu ir kėlusi, irgi vaikšto dabar pas mus. Tai toks labai fainai buvo, labai buvo džiugu, kai atėjo, nes visą laiką ir sakydavau, ir sakau, kad amžius nėra riba, bet kada atsiranda tas realus pavyzdys ir mes turime tikrai realų žmogų, kuris neturi jokio pole dance'o prieš tai background'o, tokio sportinio, iš esmės tokio labai kažkokio sportinio, nei su šokiais daugiau šoka visą laiką, bet to tokio jėgos dalykų tikrai neturi ir jinai pabandė ir esminė priežastis, kodėl jai labai ir patiko ir dėl ko jinai tęsia ir bando toliau, nes jinai suprato, kokią didžiulę naudą ir kokią teigiamą įtaką tie jėgos pratimai ir tie triukai, tie sukinukai ant stulpo duoda jos kūnui, kaip jinai sparčiai gali pagerinti tą jėgos būtent niuansą, netgi būdama vyresnio amžiaus ir kokią tai didžiulę iš tikrųjų naudą duoda visam fiziniu aktyvumui ir apskritai aktyviam gyvenimui ir šiaip vis tiek kaip ten bebūtų, nusimatys mes turime prižiūrėti savo kūną ir save ir turime stiprinti tuos raumenis ir pole dance'as tikrai yra labai tinkama sporto šaka. Jeigu jūs neturit kažkokių tai tam tikrų niuansų, ten kažkokių ligų ar traumų ar kažko specifiškai, kad jums netiktų ir jūs negalėtumėte daryti, užsiimti pole dance'u, tai visais kitais atvejais tikrai vienareikšmiškai tik tai. Čia yra labai geras sportas dirbti su savo kūno svoriu. Ir tuo pačiu tai nėra gal taip nuobodu, kaip kitiems, kai nemėgsta eiti į treniruoklių salę ir tiesiog kažkokius monotoniškus veiksmus atlikinėti. Tai ir emociškai šiek tiek smagiau tikrai ir labai daug yra tos tokios naudos. Viskas apie tą kūno mūsų funkcionalumą ir būtent apie darbą su savo svoriu. Pole dance'as apie tai ir yra daugiau negu patys sveriat, jūs nekilnosit čia. Nebent dar plius batai. Gal trupučiuką, bet šiaip ne. Va, batus palėdai, tai judam tiek apie mitus, apie stereotipus visus ir judam į trečią kategoriją. Papasakosim šiek tiek apie salę mūsų, kaip inventorius, kur kokios erdvės, kaip rasti ir galiausiai užbaigsim viską apie rūbus, batus, šortus, sukibimą ir taip toliau. Tai panašu, kad spėsim į valandą, labai puiku. Tai judam prie to, kad pirmą kartą atvykus, kaip rasti, kur eiti. Kiekvieną kartą, kai jūs užsiregistruojat, ar tai būtų bandomoji pamoka, ar tarkim jau ateisit į pirmą pamoką intro kurse užsiregistravę, tikrai gaunat visą informaciją detaliai, bandomąjį pamokai gaunat e-mailų, ten būna schemutė, kur mus rasti. Ir jeigu nepraignoruojat tos informacijos, tai tikrai labai aiškiai viskas yra ir jūs ateinat sėkmingai į to mūsų pastato. Kaip taisyklė būna, kad jeigu ar nepamato, ar nepaskaito, ar neatsidaro, ar tiesiog palieka jau taip ir taip čia viskas aišku, tai labai dažnai būna, kad tiesiog sulaukiu skambučio, ieškau durų, nerandu ir taip. Tai mes pasižadam su Lolita, tikrai nufilmuosim tokį atskirą reelsą, padarysim jum nuo pat lauko, nuo pat Kęstučio gatvės, nuo pat Maksimos iki pat mūsų laiptų aikštelės, kaip ateiti, kaip mus rasti. Tai tikrai padarysim, šitą pasižadam, bet šiaip ką noriu pasakyti, labai daug kartų teko matyti, kai jau ateina žmogus, pas mus yra laiptai iš lauko durų ir nusileidžia ir yra tokia laiptų aikštutė, kur mes batus paliekam.
Ir jeigu tai žmogus ateina ir vyksta tuo metu pamoka, tarkim choreografinė, ir, imkim tą jau pavyzdį, kad jau patyrusių merginų egzotik choreografija, ir tarkim po to yra naujokų pamoka, kur žmogus ateina pirmą kartą. Tikrai yra ne viena situacija buvę, kur ant tų laiptų jau atėjo ir tada pamato salę, pamato stulpus ir pamato tą visą pilną šokančių merginų jau tą grupę. Ir tokios didelės akys, ir toks sąstingis, ir maždaug visiškas pasimetimas. Tai žinokit, neišsigąskit. Jos jeigu ir šoka, jos ilgiausiai šoks maksimum 2 minutės. Jeigu tai jau pilnai sustatyta choreografija, tai jūs tas 2 minutės sustokit, pasigrožėkit, atsitokėkit ir viskas tvarkoja. Ir tada jos nustos šokti ir bus jums ta vieta čia praeiti ramiai į tą jau mūsų mažesnę salę, kur yra persirengimo kambarys. Tai tikrai nereikia išsigąsti ir aš įsivaizduoju, toks kaip kliučių ruožas tarsi atrodo, nes ir muzika garsiai, ir tie batai, ir visa kita. Tai tiesiog išsprendžiamas dalykas, jums reikia tiesiog truputį palaukti. Tai va. Tai Reelsą būtinai nufilmuosim, aš prie šito grįšiu. Ir gal su ta ištrauka, kaip reiktų palaukti ir išsigąsti. Gerai, toliau apie rūbus, ar ne, ką apsirengti. Ne visiems būna drąsu gal taip iš karto nusirengti atėjus, nes šiaip pole dance'as, kaip ir jau gal esame minėję ne kartą, reikalingi vis tiek pačiam sportui, pačiose pole sporto pamokose reikalingi šortai ir ateityje kažkoks šiek tiek trumpesnis viršus ir geriausia būtų trumpos rankovės. Visa tai reikalingi dėl techninių dalykų, nes jūs tiek, pavyzdžiui, pažastimi jūs laikysitės, tai reikėtų to tokio sąlyčio su oda. Paskui taipogi yra šonas mūsų ta dalis liemens, kur mes taip pat laikomės ir turim tą gripo dalį, vadinasi, klijuojamas ant stulpo ir laikomės už tos vietos, dėl to marškinėliai ilgi trukdo, bet čia irgi nereiškia, kad jūs turite ateiti tik su trumpais topais, jūs visada galite ateiti su kažkokia maikutė, megztuku ir reikalui esant nusiimti. O šortai lygiai taip pat, nes kojos turi klijuotis prie stulpo ir kažkiek galima dar ten su koinaitėm būti laiko, bet paskui vėlgi, pavyzdžiui, kai lipat, jau kainytės jos šiek tiek trukdo, nes mes kur pridedam tą dalį, kur yra rūbai, medžiaga slysta ir mes nebesilaikom. Tai vien dėl to reikalinga sporto pamokoms turėti realiai šortus ir kažkokią tai maikutę, po apačią geriausias sportinės kažkoks topas, liemenėlė, kažkas, kad tai ką reikalui esant maikutę arba megztuką galima būtų nusiimti. Egzotiko pamokose arba šokio pamokose arba kontemporary lygiai taip pat reikalinga antkeliai, dėl to, kad tikrai keliai jautri zona, daug dalykų bus ir ant žemės, pačios šokio pamokos, jos didžioji dalis susideda tarp triukų, choreografijos perėjimų tarp žemės ir stulpo, dėl to jūs tikrai nenorit to daryti plikais keliais, nėra privaloma nuo pirmosios pamokos iš karto juos įsigyti ir turėti, bet jeigu turit, atsineškit valio, jeigu neturit, tai mes eigoje padėsim, parodysim kur, kaip lengviau, greičiau, kokie tinkamesni, kokie ne, padėsim surasti ir juos turėti, nes šiaip choreografinėse pamokose tikrai neišvengiamai jų reikės. Man asmeniškai visada patogiau choreografinėse pamokose būti su kelniam, antkeliais ir kažkokiom kojinėm, tokia, kad jeigu ant žemės kažką prasisukti, praslysti, tai tarsi norisi daugiau apsirengti. Bet čia žinokit, gal labiau, čia nėra privaloma, tikrai jūs galite ir su šortais būti lygiai taip pat, bet šiaip turbūt toks iš praktinės pusės, kaip vakar irgi kalbėjom su merginom, kad tarsi norisi daugiau apsirengti, kad nebūtų nuogos nugaros, nebūtų nuogų kojų, nes jeigu kažkokį pulverstį darai ir kažką, tai kaip ir smagiau būti su daugiau drabužių, ypač žiemą. Vasarą gal šiek tiek sunkiau, nes karšta gali būti labiau, tai būna, kad vis tiek vasarą tie rūbai pasidaro tokie trumpesni, mažesni, lengvesni, bet čia irgi, žinokit, čia labai skonio reikalas, dar priklauso nuo to, kiek žmogus prakaituoja, neprakaituoja, kaip jam tiesiog jaukiau. Tai šokio pamokose tikrai apribojimų nėra, nebent specifiškai paprašytumėm, kad šiandien ateikit su šortais, nes darysim kažkokį triuką ir reikės būtinai prisiklijuoti. O jeigu ne, tai iš principo galit kaip patogiau, tik tai antkelių tikrai reikės. Ir dėl tempimų, tai tempimuose aš pasakysiu taip, šiluma kaulų nelaužo.
kuo šilčiau apsirengsit, kuo jums šilčiau bus, tuo geresni bus tempimai. Tempimuose labai svarbu yra sušilti, apšildyti ne tik paviršutiniškai, bet ir visus vidinius sąnarius, visus mūsų kaulus, visas jungtis, viską, ką galime maksimaliai. Dėl to tempimuose aš visada esu labai už tai, kad mes apsirengiam daugiau. Galima žiemos metu ir visokios pastoros kojinės, tikrai, kad nebūtų šalta, pėdas irgi reikia sušildyti, reikia ir kelnių, ir geriausia ir megztuką, ir paskui, kai jau bus šilta, jūs geriau nusirengsite, kada tikrai busit pakankamai sušilę, negu jūs ateisit tempimo treniruoti su trumpais šortais ir ten trumpa maikė. Žiemos metu salėje palaikoma vis tiek kokių 19-18 laipsnių temperatūra ir gali būti pakankamai vėsu pradžioje ir net nebūtinai su trumpa apranga jūs spėsite gerai sušilti ir net nebūtinai jūs iš tikrųjų gerai apšilsit. Tai vis tiek tempimuose visą laiką, manyčiau, geriausia yra šiek tiek daugiau apsirengti. Na, kad būtų tikrai šilčiau ir kad darant kažkokius statiškesnius pratimus ir ilgiau būnant kažkokiai vienoj ar kitoj, tarkim, figūrai, jūs nesušaltumėt, nes tempimuose, nebūtinai mes bėgiosim visą treniruotę, tai gali būti, kad reiks ir pasėdėti. O šiaip bendrai, kai užsiregistruojate į treniruotę, kokią be užsiregistruojate, jūs vis tiek gausit ir instrukciją, ką reikėtų apsirengti, ypač pradedančiuosiu kursuose, o šiaip apie bet kurią treniruotę, dar jeigu nesat tikrai pasiskaitykit, nueikit į tinklapį mūsų ir prie aprašymo viskas yra parašyta, ką turėti, ką atsinešti, kokia apranga būtų tinkamiausia būtent tai treniruoti. Tai jeigu pamiršit, nežinosit, tai tiesiog galite paskaityti. Jeigu labai tingit skaityti, tai parašykit, paklauskit, vis tiek pakonsultuosim, atrašysim, tikrai nepraignoruojam, žinutę susižiūrim, viską tvarkingai, tai neprapuola pas mus tie dalykai. Tai jau liksit apsirengę taip, kaip reikia. O net jeigu pamiršit kažką, tai studijoje turim shared rūbų tokį krepšį, dar judant prie mano sekančio punkto, tai iškart nuo jo ir tada pradėsiu. Turim tikrai gerų tvarkingų rūbų, skalbiamų po kiekvieno pasiskolinimo krepšį. Tai būna situacijų, kad ar po darbo neplanavau ten į treniruotę, bet atsilaisvino vieta ir atlėkiau, ar ten pamiršau šortus įsidėti. Tai mes turim vietoj ir šortų, ir maikučių, ir tamprių, tai tikrai drąsiai ir ne viena yra jau mergina išgelbėjęs tas shared krepšys, tai tikrai labai naudojamas. Tai tiesiog turėkite omeny, kad yra tokia galimybė. Tai ties šituo punktu aš ir norėčiau tada dar plačiau šiek tiek apie salės mūsų, apie erdves, apie tokius benefitus trumpai papasakoti. Tai jeigu jau įveikiam laiptų aikštelės iššūkį ar ne, jau leidžiamės laiptais, pereinam per didžiąją salę, kurioje vyksta užsiėmimai, ateinam į mūsų mažesnę salytę. Mažesnėj salytėj po dešinę yra persirengimo zona. Persirengimo zonai turim specialiai gamintus suolus, kurie yra iš dviejų tokių skyrelių ir jie yra skirti ne šiaip tik atsisėsti, bet ir susidėti tenai daiktam. Tai tokios kaip lentynėlės, tai mes visada prašom ir komunikuojam ir jau nariai, kurie lanko, tai tikrai žino, tai tvarkingai daiktus dedam tenai į tą suolo vidų ir tokiu būdu neapkraunam pačio suolo, daugiau vietos atsisėsti, viskas tvarkingiau ir taip toliau. Tai kai turim tos naujų žmonių srautus, visada tą informaciją papildomai dar parašom, primenam ir labai jaučiasi, kad kai būna nauji žmonės, reikia būtent pasakyti, patvirtinti ir vėl, kad tas įgūdis teisingas išsiugdytų nuo pat pradžių. Tai va, turim dar plaukų gumelių irgi tam atveju, jeigu kartais pamirštat ir tiesiog, kad nebūtų nekomfortiška ta visa pamoka, tikrai persirengimo zonos gale prie feno yra gumelių tokia dėžutė ir tenai visada galit pasiskolinti ir komfortiškai turėti tą užsiėmimą. Į mažąją salę visada rekomenduojam ir pereiti iškart po užsiėmimo. Tenai jau vyksta visas kilimėlių nusivalymas, jeigu jūs norit papildomai prasitempti, dar kažką pasidaryti, ten prasirolinti ar ten prie sienos pastovėti ant rankų. Tai visa tai vyksta mažojoj salėj ir tiesiog tenai daug tokio papildomo darbo atsitinka. Kai tik tai persirengėt, tai irgi prašymas iš tos persirengimo zonos, jau pereinat tiesiog, laukiat, bet jeigu vyksta užsiėmimas, tai į didžiąją salę einam tik tada, kai baigėsi jau prieš tai buvęs užsiėmimas, tai pas mus tokia rotacija ir vyksta pertraukos metu, tiesiog visi būna labiau mažojoj
salėje. Ką mes dar turim? Mes dar turim radinių dėžę. Jeigu kažkokie daiktai pas jūs dingsta, paliekat, nerandat, tai visą laiką ateikit ir pasižiūrėkit, turim radinių dėžę. Beatričė ją 2 kartus per mėnesį peržiūri. Visus neatsiimtus daiktus mes paaukojam arba išmetam, jeigu ten kažkas labai jau kojinės, pavyzdžiui. Tai tiesiog saugom po 2 savaitės, būna terminai, būna vidiniai grupiai įrašas su informacija, iki kada kas bus saugoma ir tiek. Tai va, tai tokie esminiai turbūt dalykai apie kilimėlius ir stulpus, va, Lolita sekančiam punkte, manau, kad Jo, dėl pačios yra tam tikri valikliai, su kuriais mes valome stulpus ir dėl to, kad metalui ne bet koks tas valiklis tinka, pavyzdžiui, tie tokie būna kartais, kas naudoja ten ir langų kokį purškiklį arba ten skiedžia su vandeniu tam tikrus dezinfekcinius, tai praktikoje mums nepasiteisino šitas dalykas, nes vanduo ir metalas jis duoda biškį tokio slydimo, kol nudžiūsta, kol ką, tai mes naudojam tokį irgi gan stiprios koncentracijos dezinfekantą, jį naudojam konkrečiai valyti stulpam, tai jis atlieka keletą funkcijų šioje vietoje. Vienas dalykas tai dezinfekuoja apskritai paviršių, kas yra saugu ir malonu naudoti ir visą laiką mes primenam, paprašom, kad visi po panaudojimo viską nuvalyti švariai ir lygiai taip pat netgi atėjus pačiam, jeigu norite būti tikras, kad tikrai nepamiršom nuvalyti stulpą prieš jūs, visą laiką galima tą padaryti prieš treniruotę, pasiėmus jau savo tą darbinį stulpą, su kuriuo dirbsite, prasidezinfekuoti, pravalyti. Ir lygiai taip pat treniruotės metu mes vienareikšmiškai ir šiek tiek prakaituojam daugiau ir pavargstam ir tas rankų gripas jisai kol įpranta, kol lavinamės, tos rankos šiek tiek prakaituoja, slysta. Tas slysta žodis, tai čia nuolatos naudojama. Klasika. Jo, klasikinė situacija ir tas dezinfekavimas, tas periodinis stulpo valymas ir treniruotės metu jisai padeda jums išvengti slydimo, nes vėlgi tas pats koncentratas jisai labai gerai nuvalo visą tą slidų paviršių, visą tą vadinkime ten prakaitą, riebalą, kas tai bebūtų ir mes turime kur kas geresnį gripą. Tai irgi tas toksai stulpo valymas, tai čia tokia kaip norma treniruotės metu, jūs tą darysit tikrai ne kartą ir čia yra visiškai normalus dalykas, kitaip tiesiog nelabai išeitų dirbant būtent su metaliniais stulpais. Lygiai taip pat yra kiti purkštukai, kurie skirti yra viso kito inventoriaus dezinfekavimui, tinkami paviršiams, tinkami kilimėliams, blokeliams, bet ką, gumoms, viską, ką panaudoja lygiai taip pat panaudojat, po treniruotės švariai nusivalot ir padedat švarius daiktus atgal į vietą. Tai tiesiog yra 2 skirtingos medžiagos ir tą irgi pasakysim, parodysim, tokia paprasta tvarka, bet tai vis tiek yra pakankamai svarbus faktorius mūsų ypač šiandieniniai visuomeniai ir mes taipogi bandom maksimaliai išlaikyti tą tokį ir saugumą, ir tvarką, ir kažkokią tai, jūsų gerbuvį ir švarą atėjus. O šiaip dar šiek tiek apie pačią treniruotę, kaip reikėtų pasiruošti, jeigu girdėsit ir planuojate ateiti į naujas pamokas arba pirmas pamokas, tai iš karto patarimas būtų toksai, nemūvėti jokių žiedų, metalų, grandinėlių, skarų, apyrankių, žodžiu, jokios bižuterijos, jokių kažkokių tai papuošalų, nes visada yra tikimybė, kad subraižysite. Metalas į metalą braižysi, tai jūs braižysit tiek stulpą, tiek savo žiedus, pavyzdžiui. Sulankstysit. Tai iš esmės, bet kas, bet tikrai, kad ir kokie jie super gali būti ten jūsų patvarus, bet ilgalaikiai perspektyvai, kaip naudojant tikrai susibraižys. Yra buvę situacijų, kai žmogus nenusiema žiedo, bando daryti triukus ir po to žiauriai prisispaudžia ir lieka mėlynas pirštas, nes būna ten tiesiog. Gal dabar taip nevyksta, aš nežinau, iš tų senų laikų kažkaip seniau tie žiedai visų yra per maži ir paskui jau ten nešioja, ten tas pirštas nenusiema, būna, kai žmogus nebegali nuimti žiedo. Tai tokiu atveju yra keletas alternatyvų, jeigu jūs iš tikrųjų niekaip negalite ir jums ten jis jau priaugęs kaip odos dalis. Galima yra tokie uždengimai, iš tikrųjų dabar yra tokių silikoninių koverių vadinamų, kurius galite įsigyti ir uždengti treniruotėms, jeigu žiedas ten neturi akučio, vientisas vestuvinis, pavyzdžiui, tai drąsiai galima uždengti, paslėpti. Galima elementariai užsiklijuoti, žinot, kaip būna tas toks kaip sportinis pleistriukas, apsivinioti, toks baltos spalvos dažniausiai. Teipas galų gale, jūs galite tiesiog užklijuoti tą pleistriukas blogiausiu atveju, jeigu jau taip visai neįmanoma, nes tikrai pasaugosit savo ir pirštus, ir žiedą, bet vėlgi užklijavus yra ta rizika, kad jeigu žiedas jums labai mažas, kad gali prispausti. Dėl visų kitų skarų,
šitų grandinėlių. Jo, iki tam tikro lygio jūs galbūt jų nepakabinsit, nepanaudosit, mes kaip ir nekabam ant ausies, ar ne, bet vėlgi, kai kažkokį sunkesnį elementą darom, yra tikimybė, kad jūs čiupsit staigiai ranką, įsibrėšit, prisispausit, kažkur iškabinsit, prie kokio rūbo prikips, tai yra vis tiek nesaugu ir niekaip nesaugu, nei iš paprastos tos panaudojamumo perspektyvos, nei iš kitos pusės tai nėra higieniška naudoti papuošalus ir tam tikrą bižuteriją, visus šitos dalykus treniruočių metu, kad ateinam sportuoti, prakaituoti ir daryti visai kitą paskirtį. Tai tikrai bendrai treniruočių metu reikėtų arba jau atėjus pasiimti, susidėti, arba jeigu nenorit, tai net nesineškit savo brangiųjų papuošalų, geriausia palikti viską namuose. Nesitepti tą dieną rekomenduojam kūno losjonais, ypač tokiais, kurie turi, pavyzdžiui, aliejų sudėties, kur būna tokie labai drėkinantis, turi tam tikrą vis tiek, kad tas drėkinimas jisai padengia tam tikrų paviršių odą, duoda kažkokį, ypač tie aliejiniai, ne? Tai aliejus jisai kurį laiką vis tiek neįsigers, jūsų oda bus labai slidi ir jūs greičiausiai neturėsit gero normalaus gripo ant stulpo. Ten geriausiai masažus neiti tą dieną, nes vėlgi jūs net jeigu nueisit į dušą po masažo, tikėtina, kad vis tiek slidinėsit, nes oda bus per daug pritepta aliejumi ir jinai vis tiek bus slidi. Tai idealiausia iš tikrųjų tą dieną, kai planuojame treniruotę, iki treniruotės nenaudoti, nebent labai išskirtinai, kada jūsų oda yra beprotiškai sausa ir tuo atveju reikia ją drėkinti, nes irgi, kai labai sausa oda, ypač žiemos metu sukibimo taip pat gali nebūti. Bet šiaip įprastai tai rekomenduojama visas grožio procedūras atlikti po treniruotės tam, kad išlaikyti tą natūralų odos drėgmės lygį ir natūralų sukibimą su stulpu. Ir turbūt viskas, kremai, žiedai, stulpų, kilimėlio valymas, pasakytas. Ir sekantis, žinok, tavo, bet jau mes palėtėm patį paskutinį, kodėl šortai apie sukibimą. Taip, o kam tie batai, tai irgi yra gal tas toksai stereotipas truputėlį, kad tie batai yra vien dėl grožio, arba kitiem gal ir negražu, daug kas sako, kam tie baisūs batai. Kaladės. Kam tie baisūs batai, kam tie batai ir kodėl negali jinai ten jų nusimti. Tai tie batai irgi, žinokit, turi savo paskirtį, kad gražu, tai čia jau, kaip sako, dėl skonio nesiginčijimo, čia vieniem gražu, kitiem negražu, bet tai ne vien apie grožį. Grožyje jau jūs batus galite rinktis tiesiog net spalvą, aukštį, dydį, basutę, ne basutę, tai jau čia tas grožio faktorius, bet iš principo batai šokio prasme, vat kaip ir, pavyzdžiui, sportiniuose šokiuose arba pramoginiuose šokiuose, tai yra tam tikri bateliai, su kuriais šokama, nes taip yra patogu, jie yra sukurti ir priderinti prie tų judesių. Lygiai taip pat ir poldanse, mūsų tie aukšti, baisieji, didieji batai, jie turi paskirti tą platformą, apsaugo mūsų kojų pirštus ir mes iš principo viskas, ką mes šokam būtent ant platformos. Gal neatrodo taip, bet kad lengviau būtų suprasti, jūs kaip siaunat tuos batus, jūs bate vis tiek esat balerina. Tai mes būnant su taip batu vis tiek bandom taip ištempti pėdą, kad atrodytų, jog jūs esat baleto pamokoje. Nėra taip, kad jūs uždėjote batą ir stovit kaip klube prie baro ant kulno. Dažniausiai bandom minimaliai stovėti ant kulno. Aišku, ten jau stilistikos klausimai, bet šiaip iš principo mes vis tiek šokam būnant pasistiebus viduj. Ir kai mes esam pasistiebę, tai kaip ir puant, jiegi turi tą tokį kietą tą tokią dalį, ne, ties pirštais tam, kad apsaugotų tos pirštus ir šiek tiek pridengtų. Tai lygiai taip pat ir mūsų tie vadinamieji pleaseriai arba poldanso batai, jų platforma atlieka tą apsaugos faktorių, mes taipogi ant jos šokame, mes galim daryti cukinius, piruetus, suktis ir atlikti tokius triukus ir kritimus galų gale, nušokimus. Pabandykit jūs tą padaryti ant plikų pirštų. Tai vat, čia ir būtų tas atsakymas, kam tie batai reikalingi. Aišku, grožis, taip, estetika, kojos saugumas, tie patempimai, visokios bangelės ir taip toliau, visa tai taipogi yra, bet tam, kad būtent šokti tokioje stilistikoje, batai yra reikalingi. Nebent jūs norite labiau kažkokio contemporary varianto, daugiau to tokio sportinio, meninio varianto, tai tenais automatiškai judesiai visai kitokie ir dėl to tie batai nebėra reikalingi ir tie judesiai tinkami, pavyzdžiui, basomis arba su kojinaitėmis, o būtent egzotikas atitinkamai jisai ir yra padarytas, kad šoktumėte su batais. Tai nereikia to suplakti į vieną pusę, jūs neprivalot nei šokti su batais, nei šokti tik be batų, nei daryti tik vieną iš jų, ar
kažkaip labai nusistatyti ar būtinai šią dieną apsispręsti, ką galutinai su tuo paudensu jūs norėsit daryti. Jūs galite pabandyti vieną variantą, galite kitą, galite atskirai praeiti intro skirtą sportiniai pusiai, galite atskirai, dabar mes jau turim grupės ir būtent choreografiniai, kas labai aiškiai, pavyzdžiui, nenori arba neplanuoja ir nenori kankintis ten su tais triukais, sėdėti ant stulpo ar kamarotis labai žemai galvą. Jūs galite tiesiai eiti į šokio pamokas ir tęsti save tik tai šokio perspektyvoje ir taip atsirinkti. O gali būti, kad persigalvosit. Daug merginų sakė, oi, aš tai niekada jau su šitais batais tikrai nešoksiu. Nu, vat, o paskui niekada nebenoriu nusiimti tų batų arba atvirkščiai. Tai čia irgi niekada nežinai. Visai būna tikrai. Tai va, reikia tiesiog eiti, bandyti, išbandyti ir tuo ir žavus labiausiai paudansas, kad yra labai daug dalykų, ką galima padaryti. Jeigu ir atsibostų kažkas vieno, jūs visada galite tiesiog pabandyti ką nors kitą arba bandyti viską po truputėlį ir tuo pačiu irgi universaliai save lavinti, siekti kažkokių tai vat, tų momentų ir, sakant, išeiti iš tos komforto zonos, bet ir tuo pačiu pasidžiaugti vis atradus kažkokius tai naujus dalykus. Tai va, žinokit, šiandien tiek buvom suplanavę, gal tu neįpužė per klausimą? Taip, pažiūrėsiu, jo, šiek tiek super, kad tilpom į valandą. Puikiai, tikrai. Praktiškai, jo. Tai va, lyg ir viskas, man atrodo, mes jau čia visiems viską atsakėme. Ok, tai tada žinokit, labai lauksim. Jūs bet kokiu atveju, jeigu norit, bet kuris atėjimo kanalas yra geras. Mes tiek Instagramo paskyroj, tiek mūsų tinklapį turim Google formą, kur jūs galite tiesiog visiškai nežinot, ką daryti, nieko nesuprantat, nenorit niekur registruotis, užpildot tą Google formą ir jūs jau atsirandat, aš matau, kažkoks žmogus pareiškia susidomėjimą, aš tikrai susisieksiu ir išsiaiškinsiu, ko jūs norit, kokia kalba jūs norit, nes labai dažnai būna. Tai tiesiog jeigu ten jau atsiranda kontaktas, tai su jumis bus susisiekta ir tiesiog tada toliau kalbam, viską papasakojam, ką galim pasiūlyti. Arba galima tiesiai registruotis bandomajai pamokai, galima tiesiai įsigyti narystę, tai viskas yra tinklapį, o šiaip tai jeigu visai nedrįstat, tiesiog parašykit per Facebooką, parašykit per Instagramą, tiesiog paprastą žinutę, bet kokį klausimą. Žiūrėsim, susisieksim, papasakosim, nukreipsim, viską paaiškinsim. Tai va, ačiū už skirtą jūsų laiką ir iki sekančio